Na ir dabar keliaujam toliau, tai turbūt, tikslingiausiai link to, ko šiandien ir susirinkom, ar ne? Pristatymas neklinikinių padalinių. Mm, Tai iš tiesų pradėti norėtųsi nuo to, kad tam buvo taip pat sukurta darbo grupė. Darbas vyko pakankamai intensyviai, reguliariai ir tikrai visai darbo grupiai noriu padėkoti. Ir iš tiesų noriu padėkoti kiekvienam padaliniui, kiekvienam iš jūsų, kurie ateidavot, susitikdavot, ateidavot pasiruošę. Ir svarbiausia yra tai, kad mes labai džiaugiamės kaip darbo grupė, kad tai nebuvo šiaip susitikimai ir pasikalbėjimai, bet jie būdavo labai konstruktyvūs, nes mes išdėstytojome link kur einam, o jūs teikdavot siūlymus, kaip tai galėtų atrodyti. Ir galvoju, kad galutiniam rezultate, kai bus jau patvirtinta nauja struktūra, tai bus tikrai mums visiems smagus rezultatas, o svarbiausia, kad mes galėsim pasakyti, kad tą naują struktūrą ir naują viziją sukūrėm kartu. Tai kadangi direktorius nekartą savo pasisakymę šiandien paminėjo apie valdymo administravimo stiprinimą, apie šio elemento svarbą visoje naujoje vizijoje, tai aš noriu pasakyti, kad vadybininko integravimas į klinikas tai yra tik vienas elementas. Bet jūs visi, kurie šiandien sėdit čia, tai jūs esate to elemento kūrimo šeimininkai. Nes jūs visi atsakingi vienaip ar kitaip už tai, kad vadybos paslaugas, vadyba, administravimas mūsų įstaigoje stiprėtų, klestėtų. Ir kitu atveju be visų šių padalinių, kuriuos mes šiandien aptarsim, negalėtų funkcionuoti kokybiškai klinikiniai padaliniai. Tai kaip aš sakau, nežiūrint tai, kad mes aptarinėjom atskirai, nes žinot, tas informacijos rautas ir gausa yra skirtingai aktualus, nenorim visų apkrauti viskuo, bet aš tikrai noriu akcentuoti, kad klinikiniai padaliniai ir neklinikiniai arba administracija, aptarnaujantis personalas vieni be kitų stiprėjimo negalės ateityje normaliai funkcionuoti. Tai tikrai noriu pasakyti, kad iš jūsų visų yra taip pat tikimasi rezultatų, susitelkimo ir taip toliau. O dabar keliaukim toliau. Aš tik noriu paprašyti, kad jeigu galite tą juostą viršui, galbūt galėtumėt kažkur į apačią ar į šoną, nes uždengia tarnybų pavadinimus, o tai yra be galo svarbu, ypač kai kalbam apie naujas tarnybas ir naujus pavadinimus. Ačiū. Ačiū labai. Tai pirmiausiai pradedam nuo dokumentų valdymo tarnybos. Kodėl pavadinimas pažymėtas raudonai? Todėl, kad dokumentų valdymo tarnyba kaip atskira tarnyba šiuo metu patvirtintoje skėtinėje struktūroje nebuvo jos tokios, ar ne? Tai mes atskiriame dokumentų valdymo tarnybą nuo medicinos statistikos tarnybos ir tokiu būdu turime ją visai atskirą ir manome, kad tai yra logiška. Ir, sakykime, kalbant apie etatus, tai etatai yra sudėlioti, visiškai reiškia, diskutuojant su šios būsimos tarnybos specialistais, darbuotojais ir reikia atkreipti dėmesį, kad į šią tarnybą integruojasi archyvas, kurio tokio kaip atskiro nebelieka, integruojasi biblioteka, tiesa, bibliotekos darbuotojai lieka visiškai nedaug ir tik Palangos reabilitacijos ligoninėje. Tai turbūt esminiai tokie pakeitimai, o pareigybės, jos yra dabar tokios, kokios yra. Vėliau aš pasakysiu, kaip dirbsim su pareigybių pavadinimų keitimu ir jų peržiūrėjimu. Bet šiai dienai yra numatoma optimali tarnyba, 18,5 etato. Labai dėkoju tarnybai, kad net paskirstėt savo darbuotojus pagal funkcijas ir jau suprojektavot, kaip galėtų atrodyti funkcijos pagal pareigybės. Tai žodžiu, didelis paruošiamasis darbas padarytas. Keliaujam toliau, medicinos statistikos tarnyba. Kaip sakiau, tai buvo sujungta su dokumentų valdymu šiuo metu skėtinėje struktūroje. Mes ją turėsime atskirą ir į šitą tarnybą integruojasi operatorius darbui su dokumentais, reiškia, kitaip vadinamas dar diktofonas, kaip mes sakom, ir čia šitoje srityje darbuotojų mažėja, nes mes norim pereiti prie inovatyvesnių technologijų ir inovatyvesnio šio darbo organizavimo, todėl šios srities žmonės jau persikvalifikuoja ir pereina į kodavimo, paslaugų kodavimo procesus.
Tai reiškia, kad žmonės niekur neišeina, net leidžiami nedingsta, tik tiesiog jie persiskirsto iš vienos pareigybės į kitą. Tai vėlgi funkcijos paskirstytos ir tokiu būdu mes turėtumėm stiprią medicinos statistikos tarnybą. Tai čia vat ir norėjau parodyti, kad reiškia prieš tai mes turėjom dokumentų valdymo ir medicinės statistikos skyrių, turėjom organizacinius metodinius skyrius, kurie integruojasi į medicinos statistikos tarnybą, turėjom raštinę archyvą, kurie integruojasi į dokumentų valdymo tarnybą ir operatyviosios informacijos skyrių, kuris integruojasi į medicinės statistikos tarnybą. Tai reiškia, iš turėtų 5 padalinių mes turime 2 stiprias tarnybas su netgi nedidėjančiu etatų skaičiumi, o su optimizuotu etatų skaičiumi. Toliau darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, taip pat ačiū jos darbuotojams ir po diskusijų, mes nusprendėm, kad iš tiesų nesunku suformuoti stiprią šią tarnybą, ji labai reikšminga, tačiau teisės aktais yra labai gražiai reglamentuota, kokiam darbuotojų skaičiui, kiek turėtų būti specialistų. Ir mes taip ir suformavom, reiškia, atsižvelgdami į teisės aktus, tą būtinąjį specialistų skaičių ir būtinąjį pareigybių, reiškia, sąrašą. Ir tokiu būdu turėtumėm, reiškia, vėlgi stiprią ir pilnai funkcionuojančią ir teisės aktus atitinkančią darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Infekcijų kontrolės tarnyba, taip pat ačiū, su darbuotojais turėjom diskusijas ir reikia atkreipti dėmesį, kad iki šiol šios tarnybos sudėtyje buvo higienos skyrius 1, higienos skyrius 2, sterilizacinė, maisto išdavimo skyrius. Tai norim pasakyti, kad norim turėti jau tarnybą be šių skyrių išvardintų, norim turėti tokią rimtą infekcijų kontrolės tarnybą. Vėlgi su tomis pareigybėmis, kurios yra reglamentuotos teisės akte. Ir taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad žemiau matote teisės aktą, kuris vėlgi reglamentuoja tokiai ligoniai kaip mūsų, kokio dydžio ta tarnyba turėtų būti. Tai mūsų siekis ir yra, kad ji būtų tokia stipri, bet optimali, su darbuotojais aptarta, išgryninta. Bet turbūt labiausiai džiugina, kad mes iš šitos tarnybos išimame visą tai, kas iš tikrųjų neturėtų būti. Taip, keliaujam toliau. Ūkio reikalų tarnyba. Ūkio reikalų tarnyba, tai šios tarnybos formavimo procesai nebuvo tokie lengvi, kaip dabar atrodytų, ar ne, taip gražiai viskas susidėliojo, bet ačiū labai visiems šios tarnybos atstovams, vadovams, specialistams, kad produktyvios buvo mūsų diskusijos ir aš manau, kad mes pasiekėm optimalų rezultatą. Ir čia, sakykime, yra suskirstyti skyriai. Lieka transporto ir tiekimo skyrius, santechnikos skyrius, remonto skyrius, energetikos skyrius, ūkio skyrius ir taip pat matome, kad lieka skyriai aptarnaujantis mūsų atskirus padalinius, nes vis dėlto po diskusijų supratom, kad reiškia, Palangoje dirbantys žmonės ir Švėkšnoje, jie bus ūkio tarnybos struktūroje, tačiau išliks jų darbo vietos ten, kur yra ir dabar. Tai čia iš tiesų yra ir apjungimai padaryti, ir optimizavimas, nes mažiname 18 etatų, reiškia, viso peržiūrėjimo pasekoje. Ir dar kas atsiranda nauja, tai matome, kad ūkio reikalų tarnyboje atsiranda higienos skyrius, tai čia buvę higienos skyrius 1, higienos skyrius 2, kurie priklausė infekcijų kontrolės tarnybai, tai matome logišką eigą tokią, bet apie valymo paslaugas dar vėliau pasakysiu toliau. Bet šiai dienai tai bus šioje struktūroje ir tai bus tie darbuotojai, kurie šiuo metu jūrininkų filiale, berods jų yra 8, kurie valo bendruosius plotus ar ne. Ir visas valymo sukurtas modelis, kuris yra šiame Klaipėdos ligoninės filiale. Keliaujam toliau. Maisto tarnyba. Maisto tarnyba, tai vėlgi ačiū šios tarnybos darbuotojams, tikrai turėjom susitikimą, ne vieną, jie turėjo atskirus susitikimus ir diskusijas ir labai džiaugiuosi, kad susitelkė ir dėl pareigybių, dėl jų optimizavimo bendravo visų filialų darbuotojai susitikę.
arba bent atstovai. Ir šiai dienai jūs galite matyti paskirstimą darbuotojų pagal filialus, nes vis dėlto suprantame, kad nepavyksgi maisto tarnybos turėti visos vienoje vietoje, ar ne, maisto tarnybų padaliniai, sakykime, darbuotojai, nors jie bus apjungti į vieną, bet jų vietos liks ten, kur yra. Ir tokiu būdu mes ir matome tą aiškumą, kiek kur darbuotojų lieka. Taip pat apačioje lentelėje jūs galite pamatyti, reiškia, koks etatų pokytis, kaip viskas išanalizuota, ir vėlgi, optimizuojam procesus, beveik 15 etatų mažėja, bet nuo to nenukenčia paslaugų kokybė. Ir dar svarbu yra pažymėti, kad į šią tarnybą integruojasi pacientų maitinimo skyrius, kuris vėlgi šiai dienai buvo infekcijų kontrolės tarnyboje. Tai manome, kad jis turėtų būti čia ir turėtų būti koordinuojamas maisto tarnybos vadovo. Ir čia jūs galite matyti, jau maisto tarnyba padariusi yra savo namų darbus, tai yra turi visą pareigybių sąrašą ir turi sudėjusi visą numatomą etatų skaičių. Tik reikia pasakyti, kad šiai dienai prie šių etatų nėra suskaičiuotas pacientų maitinimo skyrius, ten esančios pareigybės ir etatai, tai šitai dar bus padaryta, nes šitas sprendimas integruoti į šią tarnybą pacientų maitinimo skyrių įvyko pakankamai nesenai. Keliaujam toliau, tai žmogiškųjų išteklių tarnyba. Iki šiol mes turėjome personalo skyrių, ar ne, ar personalo tarnybą, dabar galvoju, bet žodžiu, pavadinimas keičiasi, o šiaip iš esmės keičiasi čia tikrai nedaug. Pokytis tai vieno etato papildomai reikėtų, peržiūrėjus visus procesus ir funkcijas, tai čia turbūt nėra labai daug ką komentuoti. Klinikinio valdymo tarnyba, tai direktorius jau užsiminė, ar ne, kad viziją turim šiek tiek platesnį, išsamesnę, ir šiai dienai aš negaliu pristatyti pilnai, kaip atrodys šita tarnyba, net ir pavadinimas jis kol kas yra toks projektinis. Mes turėsim kitą savaitę antroje pusėje dar intensyves diskusijas ir pasitarimus su ekspertais, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbančiais, kurie mums padės suvokti, kaip turėtų atrodyti ši tarnyba, bet, sakykime, medicinos audito tarnyba šiai dienai esantis skėtinėje struktūroje, jie atsiduria šios tarnybos sudėtyje ir tikėtina, kad bus vieno iš poskyrių. O kokie bus tie kiti poskyriai, tai mes pademonstruosim, parodysim po tolimesnių išsamių diskusijų. Civilinės saugos tarnyboje, reiškia, taip kaip patvirtinta, etatų pokyčių nėra ir kažko esminio nėra, tai tik lieka ją suformuoti pilną ir sustiprinti ir toliau sistemingai veikti. Radiacinės saugos tarnyboje mes norime, kad būtų 1+ etatas, įvertinom procesus, įvertinom visas funkcijas labai detaliai, ačiū tarnybos vadovui, ir norim ją suformuoti ir turėti, ir vis dėlto įvertinant, kad ši tarnyba dirbs su visais turimais filialais, kurie apsijungs, su visais padaliniais, tai matom, kad tai yra iš tiesų optimali, bet būtina struktūra. Teisės tarnyba, tai teisės tarnyboje pokyčiai būtų tik tokie, kad mes į teisės tarnybą siūlome integruoti duomenų apsaugos pareigūną ir atsisakyti atskiros duomenų apsaugos tarnybos. Korupcijos prevencijos tarnyba, tai niekas nesikeičia, taip ji dabar yra patvirtinta skėtinėje struktūroje, tokią mes ją ir paliekam. Viešųjų pirkimų tarnyba, vėlgi ačiū, pateikė visus matymus, siūlymus ir vyko diskusijos, aptarimai, tai esminių pasikeitimų nėra, tik gal tarp pareigybių, sakykime, labai menkas etatų pasiskirstimas, ir atsižvelgiant į tai, kokios yra viešųjų pirkimų tarnyboje apimtis ir kokie numatomi procesai, tai vieno etato augimas. Finansų tarnyba mažina, reiškia, mažėja vienu etatu, bet iš esmės niekas taip labai nesikeičia, tik tais yra atsisakoma kai kurių pareigybių. Dar buvo toks vyr buhalterio pavaduotojas, tai tokių jau pareigybių nebelieka.
Taip, ekonomikos ir strateginio planavimo tarnyba, tai pavadinimas vėlgi dar yra tik tais projektinis, bet atkreipti dėmesį reikia, kad ši tarnyba šiuo metu skėtinėje struktūroje visiškai nebuvo išskirta ir patvirtinta, tai ją mes, reiškia, tvirtinsim naujai. Ir vėlgi dėl dar pareigybių, struktūros, pavadinimo, prie diskusijų bus grįžtama kitą savaitę. Vėlgi norim, kad mums truputėlį kažkas patartų iš šalies, kaip tai matytų, nes į šią tarnybą mes dedam daug vilčių, iš jų reikia daug analitinio darbo, procesų matymo, stebėjimo, duomenų pateikimo ir panašiai, tam, kad galėtų vykti visi kiti procesai ir galėtų būti planuojami pagristai visi kiti darbai. Tai šiuo metu mes matome, kad be tarnybos vadovo čia turėtų būti vyriausi ekonomistai ir parašėme, kad duomenų analitikas, bet ar vadinsis tai pareigybės ar kitaip, tai dar gali būti, jog čia kažkokie pasikeitimai bus. Bet iš principo tokia tarnyba naujoje skėtinėje struktūroje yra numatoma. Komunikacijos tarnyba, tai komunikacijos tarnyboje reiškia jau mes turim ir tarnybos vadovą, ir vieną vyriausią specialistą, norime, kad būtų dar vienas specialistas ir specialistai pasidalintų, būtų atsakingi už išorinę komunikaciją, vienas kitas už vidinę komunikaciją. Matom čia pokytį vieno etato, todėl kad šiuo metu šioje tarnyboje esantis pacientų gerovės specialistas, toj parodysim, kur jis mūsų matymu turėtų integruotis. Keliaujam prie pacientų gerovės tarnybos ir šios tarnybos visai nebuvo tokios ir galvojame, kad po diskusijų, taip kaip ji formuojasi, konstruojasi, tai galėtų būti tikrai logiška ir stipri tarnyba dirbanti pacientų gerovės klausimais. Tai čia integruojasi ir pacientų gerovės specialistė šiuo metu dirbanti. Ir taip pat be jos čia integruojasi socialiniai darbuotojai, kurie šiuo metu suskaičiavus iš visų filialų, mes jau turime 7, bet norime, kad jų būtų bent 9, todėl kad darbo iš tiesų jie turi daug. Taip pat čia matytumėm integraciją informacijos tarnybos ir kapelionai. Tai reiškia viskas, kas patenkoviai. Taip, toliau keliaujam prie medicininės įrangos priežiūros tarnybos, kuri nebuvo atskirai išskirta kaip tokia. Ji dabar buvo integruota berods į ūkio tarnybą, ar ne? Tai norime, kad ji būtų atskira ir norime, kad ji stiprėtų ir norime, kad ši tarnyba perimtų paslaugų dalį, bent kurias mes brangiai perkame, tam tikras priežiūros klausimus ir taip toliau. Tai tarnybos vadovė čia yra pateikusi daug argumentų ir išplėtojusi funkcijas ir turi matymą netgi pagal funkcijas, kaip galėtų skirstytis etatai ir kiek jų turėtų būti. Dėl etato augimo skaičiaus mes dar turėsim diskusiją, ar jų turėtų būti tiek ar ne, bet turbūt pagrindinė žinia, ką šiandien norim pasakyti, kad tokia tarnyba bus atskira ir kad ji turi stiprėti ir turi ženkliai daugiau imtis iniciatyvos ir darbų. Tuomet keliaujam prie vaistinės. Tai čia, daug diskusijų ir vėlgi noriu padėkoti ir vienai vadoviai, ir kitai. Mes turėjom diskusijų, bendrų susitikimų ir kartu, ir jos atskirai dirbo ir žinau, kad diskusijų būta karštų. Vizijos pateiktos buvo ne viena. Tai reikia pastebėti, kad iš pateiktų skirtingų vizijų mes stengiamės rasti bendrą, optimalų variantą galimos naujos struktūros, atliepiant tiek vieną, tiek kitą matomą viziją. Ir dar kas yra labai svarbu, į ką atkreipti dėmesį, kad vaistinę struktūrą formuojant buvo galvojama ir atliepiami klinikų atstovų išsakomi poreikiai dėl tam tikrų, reiškia, būtinų naujų padalinių, kurių mes dar šiai dienai neturim. Tai reiškia tai, ką matote, kas nepažymėta jokia papildoma spalva, tai yra, reiškia, sudėjimas į bendrą struktūrą to, kas šiandien veikia viename filiale ir kitame. Mes suprantam, kad mes turėsim keisti licenciją, tada atsiras čia pagrindinis padalinys. Ten, kur jūrininkų filialo, reiškia, ligoninė, ten bus vaistinės, papildomas padalinys.
Bet svarbiausia turbūt atkreipti dėmesį į naujus atsirandančius padalinius, tai yra aprūpinimo padalinys, apie kurį kalbėjo pačios vaistinių vadovės, ir iš tiesų klinikiniai padaliniai labai džiaugtųsi, jeigu galėtų šitą funkciją atiduoti vaistiniam, todėl kad tai yra labai didelis kiekis sutarčių ir labai didelės apimtis. Ir vaistų gamybos padalinys, ką irgi kalbėjo klinikiniai padaliniai, ir jie norėtų, kad vaistinė imtųsi šitų funkcijų. Tai vėlgi siūlome, kad toks poskyris atsirastų. Na ir klinikinio farmakologo tarnyba, kol kas pradėsime nuo klinikinio farmakologo vieno kaip tokio, ir jau yra geros žinios ir geri rezultatai. Mes jau žinom žmogų, kuris norėtų prisijungti prie komandos, tai manome, kad šita pareigybė, šitas pradžioj vienas žmogus, o paskui pagal poreikį ir tarnybą turėtų būti vaistinės struktūroje. Tai tokiu būdu mes gražiai formuojame vieną bendrą darinį ir dar papildydami naujais padaliniais. Ir jeigu žiūrėti, čia tokia gal sudėtinga atrodys lentelė, bet mums jį yra labai svarbi, darbiniai raiški, kaip apsijungia vaistinėse esantis etatai. Ir jeigu mes neturėtumėm papildomų poskyrių, tai būtų 33 etatai, bet jeigu mes įsteigiam papildomai tai, ką siūlome, tai būtų 42 etatai. Taip, čia IT tarnyba, vadovas su komanda pasistengė ir IT tarnyba išskaidė labai detaliai, netgi pagal atskiras funkcijas yra išdėstyti etatai ir etatų skaičius. Tai kažkaip, nekelia abejonės, kad visa tai yra būtina, ir šiai dienai mes turime informacinių technologijų tarnyboje dirbančius 16 etatų, ir tikrai yra pagrista ir aišku, kad artimiausių metų mums reikia bent 5 etatų. Ir tai sieksime padaryti, gavę papildomą finansavimą. Ir pabaigoje lieka, irgi dar diskusijų reikalaujanti tarnyba. Tai, iš pradžių galvojame, kad turėtų būti visuomenės sveikatos mokslo studijų ir projektų tarnyba. Vakar valdymo grupėje vyko intensyvios diskusijos ir galvojama, kad, žiūrint į perspektyvą, kokia turėtų būti vizija, kaip intensyviai mes galvojame dirbti su projektais ir juos inicijuoti, galvojant apie tai, kad mokslas ir studijos turėtų intensyviai plėtotis, tai galbūt turėtų būti ir atskiros tarnybos, bet čia yra diskusinis klausimas ir, sakykime, jeigu tokios tarnybos ir būtų atskiros, tai jų pareigybių sąrašas tikrai neilgas ir etatų skaičius netoks didelis. Tai bet kuriuo atveju arba pradėsim kol kas nuo vienos bendros tarnybos, arba ją iškart skaidysime į dalis struktūroje mūsų naujoje, tik tais klausimas, kada pradėsim jas pilnai formuoti. Ir čia galima pasižiūrėti toks mūsų pradinis struktūros jau formavimas reiškia, kur tai struktūra, kurią mes teiksime dalininkams ir kurią tvirtinsime su naujomis tarnybomis, besikeičiančiais pavadinimais, pavaldumais ir taip toliau. Tai, sakykime, yra tarnybos kaip infekcijų kontrolės, korupcijos prevencijos, kur teisės aktai reglamentuoja jų pavaldumą tiesioginį. O visa kita yra dar diskusiniai klausimai, kur ir jūsų nuomonė, jeigu matysit, kad gali būti kitaip, bus taip pat labai svarbi. Tai toks buvo pristatymas tarnybų. Aš kai pabaigsiu dar vienos dalies pristatymo, jūs tikrai galėsit klausti ir klausimus atsakysim, bet kadangi mačiau, kad eigoje kai kurie paveiksluojatės, tai noriu jūs patikinti, kad tiek pristatytos skaidrės, tiek šio susirinkimo įrašas, reiškia, bus viskas išsiusta, visko pasidalinsim ir jūs tiesiog galėsit atsidaryti kiekvienas jums aktualią skaidrę ir ją dar atskirai pasinagrinėti, nes jums tai bus reikalinga tolimesniems darbams. Dabar, reiškia, apie sekantį skrydį labai svarbu, tai yra terminai. Tai mes suprantam, ar ne, kad mūsų vizija dėliojama yra graži. Tie rezultatai, kuriuos pristačiau, jie tikrai pasiekti intensyvių diskusijų dėka, bet dabar visą tai reikia, kaip aš sakau, paversti kūnu įgyvendinti. Tam reikalingi yra terminai. Ir aišku yra, kad jie yra pakankamai intensyvūs. Dėl ko? Todėl, kad mes norime jau Liepos mėnesį turėti, reiškia,
rezultatą, tai norime turėti vieną ligoninę. Vadinasi, visiems mums reikia pasistengti ir padaryti viską kiek įmanoma intensyviau. Tai, ką noriu jums akcentuoti, yra pažymėta raudonai. Visa kita irgi yra labai svarbu, bet čia tam, kad matyti, kaip pilnai procesas vyksta. O jums norėčiau pasakyti, kad pristatymas jis vyksta šiandien, toliau iki vasario 23 dienos. Mes iš jūsų lauksim pastabų ir pasiūlymų dėl struktūros projekto, kur jūs matėt, ar ne. Gal galvosit, kad pavadinimas turėtų būti kitoks, gal pareigybių išsidėstymas kitas, gal pavaldumo klausimas diskutuotinas. Tai žodžiu, iki 23 lauksim jūsų pasiūlymų ir pastabų. Ir 27 dieną mes jau apjungsime gautas pastabas iš, reiškia, neklinikinių padalinių, taip pat klinikiniai padaliniai jau bus aptarti ir pastabas pasiūlymus pateikę. Ir 27 dieną jau surinkę visas pastabas, mes 29 dienai norim turėti galutinę struktūrą, kurią kaip vieną iš sprendimo projektų teiksim dalininkams tvirtinti. Kita svarbi data tai yra kovo 12. Tai reiškia, kad iki kovo 12 turi būti pateiktas etatų sąrašas. Tai reiškia, kad reikia pateikti ir atiduoti reikės personalo skyriui. Taip pat yra svarbu pažymėti, kad lygiagrečiai mes turime koreguoti darbo užmokesčio tvarką šiuo metu, ar ne, jinai yra patvirtinta, bet jinai turi būti tobulinama, koreguojama ir vėlgi mes turime tai padaryti lygiagrečiai, kadangi kuomet seks iki kovo 15 dienos informavimo lapelio apie siūlomas pareigas ar galimą atleidimą teikimas, tai mes jau turime būti pakoregavę ir darbo užmokesčio tvarką, kurioje matysis ar ne, kas ir kaip keičiasi. Galbūt keisis baziniai atlyginimo koeficientai, motyvavimo tvarka, priedų priemokų tvarka ir taip toliau ir taip toliau. Visas šitas sąlygas mes jau turime žinoti, kad galėtumėm labai tikslingai ir konkrečiai įteikti informavimo lapelius. Taip pat dar svarbu yra, kad iki kovo 15 mes vėlgi visi susitelkę, tai yra pirmiausiai kiekvienas atskiras padalinys, o paskui dar peržiūrės personalo skyrius, teisininkai, turim pakoreguoti esamas pareigybės ir paruošti naujas pareigybės. Ar ne, mes matėm, kiekviena tarnyba turi pareigybių sąrašą, jas reikia susitvarkyti, kad vėlgi, kuomet teiksim informavimo lapelius, žmonės žinotų, į kokią pareigybę jie naujai keliauja, ar ne? Na ir paskutinis svarbus terminas, kad balandžio, gegužės ir birželio mėnesį vyks konkursai į konkursinės pareigybės. Bus jie organizuojami ir to laikotarpiu vyks, tai vėlgi bus labai, labai intensyvus procesai. Tai žinot, po viso šito, kas pristatyta, tai norisi apibendrinimui pasakyti, kad mūsų laukia visų toks, žinot, smagus skrydis ir mes visi to skrydžio dalyviai, visi turim pasiruošti, visi turim susitelkti, visi turim dalintis darbus. Jau dabar, žinot, yra visiškai nebesvarbu, ar šitame filiale, ar kitame, ar kažkuriame. Esmė yra, kad mes kuriam Klaipėdos universiteto ligoninę ir jau darbus darom kartu. Tai kuo anksčiau mes tai pradėsim suprasti, to mums lengviau bus praeiti šitą procesą, kuris, atrodo gal intensyvus, bet jis yra tikrai įveikiamas. Tai ačiū, kad išklausėt, dabar yra laikas jūsų klausimams. Kas norėtumėt paklausti? Taip, prašau. Gintarė gal man padėtų ir pastiprintų, ar mes konkursų grafikus galėsim paskelbti iš naujo, iš anksto, kaip koks matymas yra personalo skyriaus. Ačiū Aušra už klausimą. Matot, kiek mūsų laukia intensyvaus darbo, jūsų norą bus atsižvelgta, o ar tai bus pavyks mums įgyvendinti, pasistengsim, bet
pažadėti negalim. Žinot, aš dar turiu vieną tokį pasiūlymą, tai ta prasme jau, kas norime labai eiti į konkursus, tiesiog stebime ir yra galimybė, perplanuoti, žinot, atostogas, nes iš tiesų, būkime realistai, tikrai nesinori sakyti, kad taip suplanuosim iš anksto, nes aš nelabai įsivaizduoju tokioje konkursų gausoje ir žinant žmogiškuosius išteklius, kurie turės dirbti prie visko, personalo skyrius ar ne, ir prie informacinių lapelių, ir sutarčių naujų, ir konkursų ir taip toliau, ar įmanoma visus konkursus suplanuoti pagal terminus, galvoju, kad sudėtingai, bet jau kaip sakant, kiekvieno norinčio dalyvauti konkurse turbūt bus reikalas sekti ir domėtis. Iš tikrųjų, manau, kad tikrai siekimybė turėtų būti, kad mes turėtume turėti, aišku, tvarkaraštį, nes mums patiems visiems ir jums, ir mums vienintelis būdas atsirinkti, ką mes galim padaryti, turi aiškus konkretus planas ir aš tikrai galvoju, kad mes sieksime, kad būtų kaip įmanoma anksčiau paskelbta, nes čia ne tik tai neklinikiniai padaliniai, bet mums reikės konkursus organizuoti ir visiems klinikiniams padaliniams yra ir klinikų vadovai, ir centrų vadovai, ir įvairios slaugymo pozicijos. Tai turbūt vis tiek reikės kažkaip tai dar kartą sėsti ir šitą daryti. Ir tas klausimas, tau Aušra sakė, aš jau girdėjau ne iš pirmo žmogaus. Tai iš tikrųjų tas klausimas turbūt yra labai aktualus ir mums tikrai bandysime kiek įmanoma atsižvelgti į tai tikrai. Aš vakar pradėjau skaičiuoti, tai sustojau ties 100 konkursų organizavimu, tai o kiek jų bus daugiau, dar toliau nespėjau viską revizuoti. Dar vieną bendrą komentarą dėl konkursų norėjau pasakyti apskritai. Tai aš ir visiems asmeniškai, ir ankstesniai auditorijai, ir mes apie tai kalbame, kad mūsų konkursai bus atviri, skaidrus ir ne vienam žmogui nieko nėra pažadėta. Ne vienam. Jeigu kam nors pažadėta, galite pakelti ranką ir pasakyti, kad aš sakau netiesą. Tai niekam nieko nėra pažadėta. Aš kviečiu visus dalyvauti, kurie nori konkursuose. Tai yra labai svarbu, kad mes palaikytume sveiką, atvirą ir skaidrią organizaciją, kad teoriškai kiekvienas žmogus turi turėti šansą ir vienodą galimybę dalyvauti konkurse, būti išklausytas ir būti išklausytas ir jis turi turėti galimybę pateikti savo viziją, kaip jis gali prisidėti prie to, kad mūsų organizacija būtų pažangi ir moderni. Ačiū. Dar klausimų? Aha, ačiū, kad priminėt. Žadėjaugi paskui apie valymo, apie higienos skyrių, apie valymo paslaugas ir praleidau. Tai labai ačiū, kad priminėt. Tai reiškia, ką aš parodžiau ar ne, kad higienos skyrius formuojamas kaip naujas skyrius, reiškia, ūkio tarnyboje. Ir iš tiesų dėl valymo paslaugų mes turėjom diskusiją su vyriausiomis slaugos administratorėmis ir išgirdome jų nuomonės ir šiai dienai, kokie yra modeliai viename filiale ir kitame. Ir daug diskutavome apie tai, kaip tai galėtumėm optimizuoti, kokį matome, reiškia, variantą apjungimo procese, toliau kaip galėtų tai vystytis. Tai iš tiesų diskusijų būta labai detalių ir ačiū vyriausioms slaugos administratoriams, kurios paruošė labai detalę informaciją ir kurios pateikė tą tokį struktūruotą požiūrį, tai kas gerai, kas veikia, o kas galbūt gali būti keistina. Ir po šitų diskusijų, tai, apibendrinant, ką galima pasakyti, kad reiškia šiai dienai, kaip mes ir visi žinome, ar ne, Klaipėdos ligoninės filiale valymo paslaugos yra organizuojamos pagal tokį modelį, ar ne, kur yra valytojos operatorės, yra koordinavimas, buvo 2 skyriai, ar ne, dabar liks higienos skyrius ir yra toks variantas ir atskirai, reiškia, valytojų skyriuose nėra. Jūrininkų ligoninės, reiškia, filialo veikimo modelis yra toks, kad
bendriesiams plotams valyti. Tai yra panašus modelis kaip ir šitame filiale, nes yra valytojos, kurios turi savo plotus aptarnaujamus ir kurios tvarkosi, reiškia, su šito darbu, tačiau skyriuose veikimo modelis yra visai kitoks. Ten šita funkcija yra integruota pareigybėse į slaugytojų padėjėjų ir į pagalbinių darbuotojų pareigybės. Tai, žinot, pasakyti, kuris modelis yra geresnis, tikrai negalima, nes argumentų ir dėl vieno, ir dėl kito modelio yra ne vienas ir jie visi yra labai svarūs ir svarbus. Todėl šiai dienai mes liekame prie abiejų modelių. Tai reiškia, kad šiame filiale veikiantis modelis yra integruojamas į ūkio tarnybą įsteigiant ar ne skyrių šiai dienai ir į šitą skyrių integruojant jūrininkų filialo, reiškia, kiek prisimenu, 8, reiškia, darbuotojus, kurie valo bendrus plotus ir jie veiks ir dirbs šitoje tarnyboje, šitame skyriuje. O tai, kas yra sukurta ir puikiai veikia jūrininkų filiale skyriuose per, kaip aš ir minėjau, pareigybės tam tikras, tai taip pat tai paliekame. Ir ateities matymas yra toks, kad kuomet susiformuos jau klinikos, reiškia, jos nusistovės, matys, kaip ten viskas yra organizuojama ir panašiai, mes tada peržiūrėsim, kuriuose klinikose, kuriuose skyriuose, reiškia, yra reikalinga valymą perduoti pagalbiniams darbuotojams, nes dėl slaugytojų padėjėjų funkcijų, tai čia yra klausimas, bet pagalbiniams darbuotojams. Ir tokiu būdu, kai įvedinėsim pagalbinius darbuotojus, kurie atliks valymą skyriuose, įvedinėsim į klinikas, tai įvedimas šitų darbuotojų į skyrius bus sąskaita mažėjančių etatų higienos skyriuje šiuo metu paliktame. Vadinasi, tai, kas yra higienos skyriuje, mes po truputėlį mažinsim pagal poreikį, bet faktas, kad bendri plotai ir kai kurie skyriai vis tiek lieks aptarnaujami taip pat, o kitose skyriuose įvesim, reiškia, pagalbinius darbuotojus, kurie atliks tą darbą. Ir taip pat noriu pasakyti, kad šitas klausimas buvo ne kartą keliamas ir pačių, reiškia, klinikinių padalinių atstovų, kurie taip pat paminėjo, kad kai kuriuose skyriuose ir šiame filiale būtų tikrai prasminga ir tikslinga, kad būtų tiksliniai žmonės, dirbantis nuolatos ir tą funkciją atliktų. Tai ar atsakiau į klausimą? Netinka jums šitaip, ar ne? Į klausimą atsakiau, bet netinka. Netinka. Tai žiūrėkit, ne jūrininkus žiūrim, tai jeigu mane girdėjot, tai žiūrim į abu filialus ir ieškome tarp abiejų filialų optimalaus modelio. Ir kaip jau ir paminėjau, tik dar kartą paakcentuosiu, kad yra siekis iš abiejų puikiai veikiančių šiai dienai modelių padaryti optimalų modelį, kuris tiktų ir klinikiniams padaliniams, ir bendrų, reiškia, plotų aptarnavimui. Taip. Taip. Klausimas, reiškia, kol sugalvosit salėje klausimų, tai čia pažiūrėsim. Ar dabartiniai tarnybų vadovai, tai yra esantis galvoje, irgi turės vėl dalyvauti konkursuose, ar iškart jie tampa vadovai? Jeigu šiuo metu skėtinėje struktūroje yra tarnybos, kur vadovai jau yra paskirti pastoviai, žiūriu į teisininkų pusę, jeigu ką mane papildys ar pataisys, tai jiems konkurso nereikia. Kaip supras, ne vienam darbuotojui nereikės. Bet apie tarnybų vadovų, Žilinai, pakomentuokit. Kuriems reikės, kuriems nereikės. Teisės skyrius vadovas specialistas Žilinas Kaušas. Šiuo metu pagal teisinį reglamentavimą, jeigu yra tarnybos suformuotas skėtinėje struktūroje, ir tarkim, aš kaip bent jau matau, kad kai kur galbūt ir pavadinimai pasikeis vietoj skyriaus tarnybos, tada tiems vadovams konkursai nebus reikalingi. Ir darbuotojams tuose tarnybose konkursai taip pat nebus reikalingi. Taip yra struktūrose. Jeigu yra nauja tarnyba suformuota, kurioje nėra darbuotojų arba nėra vadovų, kitas tarnybos ir vadovams, ir specialistams konkursai reikalingi.
Ačiū Žilinui už papildymą ir pastiprinimą. Tai taip, jau reiškia, kas yra paskirti ir skėtiniai struktūrai nereikia, o kas nėra, tiem reikia konkursų. Taip. Čia paklausiu dėl infekcinio korpuso. Jeigu kur nors iškelsite, kur nors vis tiek darys renovaciją, ar ilgai čia? Ar ilgai ir kada? Taip, Gintai, gal apie detaliau? Ja, tai trumpai pasakysiu, nežinau kiek detaliai, dėl to, kad projektas dar tik tai vykdomas, tai turbūt remontai šiek tiek, kaip sakyti, atsidėjo, bet jie tikrai turėtų vykti, tai greičiausiai vyks arba rudenį kažkur, bet iš principo infekcinis korpusas turėtų būti renovuojamas ir vienu metu atiduodamas visas renovavimui. Tai tuo metu, žinoma, ten veikla kažkokia nevyks, tik remontas, išskyrus laboratoriją, kuri neįeina į tą ir sterilizacinį. Apie tik dar turiu pasakyti. Taip, ačiū. Ačiū, Gintai. Dar prisiminiau vieną dalyką, ką turiu atkreipdėmėsi akcentuoti, kad sterilizacinių darbuotojų, kurie buvo taip pat infekcijos kontrolės tarnyboje, juos siūloma prijungti prie operacinių. Gal dar kokių klausimų? Gal dar kokių klausimų? Drąsiai. Jeigu ne, tai noriu dar kartą pasakyti, kad skaidres ir šio susirinkimo įrašą jūs gausit. Terminai ten taip pat matysis paskutinėse skaidrėse. Tai dabar ką, lieka dirbti padaliniuose, koreguojant pareigybės, naujas ruošiant, rengiant pareigybių sąrašą, etatų sąrašą ir ruošiantis tolimesniems procesams. Tai ačiū labai už skirtą laiką ir gražios dienos.